Norėtume paklausti, kaip renginio nuotaika? Na, puikiai. Mes čia užkulisiuose pas mus kitos nuotaikos. Renginio pulso gal tokį tik užkulisinį jaučiame, bet šiaip viskas gerai. O kaip kirpėjų ir visažistų darbas? Šiaip tai labai, sakyčiau, neblogai, nes, sakykime, aš pati modelė esu dirbus prieš 10 metų, buvau tokią pertrauką padarius, čia dabar kaip svečias atėjus daugiau esu. Tai pamenu, tai dažniausia būdavo, kad greitai plaukus nupeša, ten neklausia, o čia, sakau, į gerą pusę pasikeitė. Dabar jau paklausė nuomonės, viso kito. Tai šiaip labai maloniai priėmė ir kirpėjai, ir visažistai, nėra ko skųstis, viskas puikiai. Ir vyriškiai asistavo 2. Tai va, tie irgi labai ir striukės nurengė, ir kavos pasiūlė, taip kad puikiai nuotaika, sakyčiau. O ko palinkėtumėte renginio organizatoriams? Renginio organizatoriams be abejo tęsti idėjas, visos iniciatyvos yra labai geros. O šiaip tai turbūt, gal ieškot talentų, jaunus žmonės bandyti ištraukti iš pogrindžio ir šiaip, atranką daryti. Jau renginys stiprokas savo vardą turi, tai būtų gerai atrinkinėti tokius įdomesnius visus modelius ir įdomesnės kolekcijas. Gerai, ačiū labai Jums. Kokybės vienu žodžiu. Aš manau, kad mano šukuosena labai faina. Ar stilistai atliko visą darbą? Man asmeniškai, manau, taip, nes likau labai patenkinta. Gerai, ačiū. Gerą vakarą. Man labai patiko kolekcija iš nėrinių. Tikrai gražios suknelės, gražios tikrai darbai man patiko. Taip, o pačių nuotaikos kokios būtų? Puikiai, labai viskas smagu, labai įdomu. Ir ateityje norėtumėme dar kartą sudalyvauti tokiam renginyje. Ir galbūt kada nors pačios užlipti ant tokio podiumo. Tai šaunu. Super. O galbūt įsiminėt kokį nors dizainerį, kuriam būtų? Visi yra kažkom įdomi, visi vieniem taip, vieniem kitaip, negalėčiau išskirti kažko tokio. O praeituose renginiuose dalyvavot? Taip dalyvavome ir Palangoje buvo Vanago upėje, tai oras buvo pasakiškas, dizaineriai taipogi, visi nuotaikoje, super, viskas labai puiku. Labai puikios, kad visiems labai gerai, visiems labai linksma, labai smagu. O pavyzdžiui, jūs pati ant podiumo liptumėt? Drąsiai, ir jau esu buvus. Ačiū Jums labai, gerą vakarą. Na, ačiū, labai geros. O galbūt pastebėjote, ką nors tokio neįprasto čia šitam renginyje? Neįprasto tai, kad pačiam teko dalyvauti. Tai čia yra toksai neįprastumas, kadangi teko dalyvauti kolekcijos pristatymė ir tai labai malonu. Aš manau, kad renginys tikrai labai vykęs. Pristatykit mums. Čia yra lipdomi atlantai, 4. Ir vyrai, ir moteris. Mes tarsi norime atspindėti tai, sakykime, tą naštą, kurią patiriame darydami tai prieš auditoriją gyvai. Ir dabar norime tą pradinę stadiją skulptūros kūrimo pademonstruoti žiūrovams. Taip, o kada jinai bus baigta? Baigta, kada sugalvosime. Vizažistai, ne? Taip, o ar buvo sunku daryti joms makiažą? Be abejo, kad nelengva. Galbūt buvo jų nori kokie nors, ta prasme, atskleisti, jos prašė kažkokiu ten... Jos kad ir prašė, bet buvo dizainerio nurodymai, kad daryti smaukiais, ta prasme, dūminės akis ir kai kurios merginos, aišku, liko nepatenkintos, bet kai kuriom tai ypatingai patiko. Tai puikios. O ar matėte kokią nors kolekciją? Nemačiau, užkulisiuose sėdėm ir laukiam budinčiam režime, kada merginos ateis, norės blizgantį veidą papudruoti, ar lūpas pakoreguoti, ar spalvą pakeisti. O jos dažnai jas koreguojat? Tai kiekviena kolekcija ką nors paprašo, bet... Paliekat tą patį makiažą ir po to dar dadedat kažką, kokių detalių? Taip, šį kartą buvo vieningas makiažas, kadangi daug kolekcijų, merginos tas pačios ir negalėjom rinktis. Ačiū Jums labai. Tokia idėja, tokių rūbų. Tokių rūbų? Iš tikrųjų mėgstu labai moteriškos, gražios. Ir tai man tai priimti, mano pasaulis toks gražus, kaip aš matau, tai matosi. Mes tik tai jaudinamės paskutinę dieną, o šiaip tai mes dirbam ir žinom savo darbą ir stengiamės nenuvilti žmonių, bet čia ne mums spręsti, kaip mums pavyko. Tobula. Iš reakcijos žmonių į mano kolekciją, tai
mane sužavėjo iš tikrųjų, nes, aš mačiau tiek aplodismentų, niekada aš jų tiek nemačiau. Čia yra mano sena kolekcija. Taip, bet iš kur gimė ta idėja? Nežinau net ką atsakyti iš tikrųjų, nes čia yra mano stilius ir aš nuo jo niekur nekrypstu. Iš metų į metus jinai eina. Aš tai esu režisierė šito renginio, tai aš galėčiau tik tai pasakyti, kad modeliai buvo, sakysim, gražiai paruošti, šukuosenos tikrai naujausios madų tendencijos ant podiumo šį vakarą buvo pateiktos kauniečiam žiūrovam. O šiaip žiūrovams spręsti, kas jiems priimtina, kas jiems nepriimtina ir ką jie norėtų įsigyti turbūt šiam sezonui, žiemai, rudeniui, vakarui, klubui ir taip Labai toliau. puikiai. Puikiau negu ankstesnis, dar ankstesnis ir dar ankstesnis. Kiekvieną kartą yra kažkur kur tobulėti ir vėl jaučiam, kad padarėm kažką daugiau negu visą laiką. Prie vieną iš organizatorių ir norėtume, kad prisistatytume. Audrius Sakas, darau, organizuoju duonos ir pramogų visiems. Norėjau paklausti, kaip pavyko renginys, taip nuoširdžiai pasakykit. Gerai, viskas praėjo šauniai, susirinko puikiai publika, visi pažiūrėjom kolekcijų, pažiūrėjom gražių merginų žengiančių podiumų, visi smagiai pabendravom, buvo tiesiog smagi proga susitikti, visiems praleisti gerai vakarą. O kaip stilistų darbas? Atkreipė dėmesį? Stilistai tikrai nenuvylė. Savono kolektyvas iš tikrųjų šiandien nuveikė didelį darbą, šukuosenos buvo tikrai įspūdingos. Makiažai irgi labai atspindėjo ir pabrėžė tas kolekcijas. Tai ką pakeistumėt ateityje ar ką nors pridėtumėt dar prie to? Ką keistumėt ateityje, nieko negalėčiau dabar atsakyti, nes tiesiog visos naujos idėjos gimsta tiesiog darant kūrybos proceso metu, kažką tai vis sugalvoji, ką pakeisti, ką patobulinti, ką galima padaryti geriau.